Momentinis ir užslėptas stresas. Skausmo kūnas, emocinė našta, ego, šešėlis, emocinis krūvis. Kasgi tai yra ir kokią įtaką jie daro mūsų gyvenime. Kas yra momentinis stresas? Momentinis stresas vyksta tada, kai mes susiduriam su realia situacija, kurioje mūsų kūnas yra priverstas mobilizuotis, kad mes susidorotume su kliūtimi, išliktume gyvi, arba kartais būna situacijose, kur mes patys savo keliam iššūkis, pavyzdžiui, sportinės varžybos ir taip toliau. Ir viskas tai yra gerai. Su tuo momentiniu stresu dauguma žmonių moka susitvarkyti, bet bėda yra didesnė su užslėptu stresu. Tada, kada mes jaučiame įtampą, jaučiame nerimą, jaučiame tokius sunkius jausmus, kai realiai išorėje niekas nevyksta, bet vyksta kažkas mūsų galvose. Mes apie tai galvojame ir jaučiamės blogai ir va tas nerimas mus persekioja. Mes gyvename tokioj nuolatiniai parengtyje. Kovok, bėk arba sustink, ar ne, priklausomai nuo to, kokio mes charakterio esame. Tai iš kurgi tas atsiranda tas nerimas, ta įtampa, tas užslėptas stresas? Šaknys, ištakos glūdi mūsų ankstyvose patirtyse. Nuo pat gimimo mes gimėme ir augome šeimoje, aplinkoje, kuri turėjo įtaką mūsų vertybių sistemai, ar ne, mūsų suvokimui, mūsų reakcijai į pasaulį. Būtent mes turėjom įvairias emocinės patirtis, kuriuose išgyvenom tam tikras emocijas. Ir čia daugiau kalbėsiu apie tas patirtis, kuriuose gimė neigiamos emocijos. Gimė neigiamos emocijos, nes mes pajautėm tokias emocijas kaip gėda, kaltę, galbūt pyktį, sielvartą, puikybės kažkokias apraiškas. Labai dažnai tos emocijos buvo iracionalios, ne visai adekvačios tom aplinkybėm, nors mes kartais galvojam, kad tikrai turėjome jaustis taip, galbūt ir buvo tam tikra situacija. Ir mes visas tas patirtis apibendrinom, savai interpretavom, nes mūsų galvelės taip suprato, jeigu mums suaugę nepaaiškino, neatspindėjo tos situacijos. Ir mes užrakinom į tam tikrus jausmus. Ir tie jausmai, negatyvūs jausmai, jie sudaro tos negatyvios patirtis, kuriuose kilo negatyvios emocijos, jos lyg ir susikaupė į tokią emocinę talpyklą, į tą emocinę naštą, į tą vadinamą skausmo kūną. Ir kokią įtaką jisai turi mūsų gyvenime? Ogi didžiulę. Vienas dalykas, kad tai yra sukaupta emocinė energija, o energija turi savo svorį, ne? Jinai daro įtaką mūsų kasdieniniai jausenai, nes jinai atima iš mūsų tą gyvybinę energiją. Mes neturim jėgų gyventi, veikti, dirbti, džiaugtis gyvenimu. Maža to, šitas emocinis krūvis, šita emocinė talpykla visa, šitas skausmo kūnas, ego arba šešėlis, jisai turi primityvų protą. Jisai mums diktuoja gyvenimo sąlygas. Jisai kyla iš tikrųjų iš jo mintys. Jisai interpretuoja aplinkybės, žmonės, situacijas taip, kaip interpretuoja, bet kylant iš šitų jausmų. Ir labai dažnai, ir dažniausia, jos yra neracionalios, iracionalios ir klaidingos. Tai va tie visi klaidingi įsitikinimai, vaikystės traumos vadinamos, ir sudaro va tą emocinį krūvį, tą skausmo kūną, kuris, kaip ir minėjau, atima iš mūsų energiją, verčia elgtis vienaip ar kitaip tam tikrose situacijose, kažką daryti arba nedaryti, vertinti, interpretuoti, pasirinkti gyvenimo stilių, turėti tam tikras vertybės. Kągi paprastai daro žmonės su tuo emociniu krūviu? Nes, kaip žinia, ir gera ir bloga, mes jį turim kiekvienas. Kiekvienas, pabrėšiu. Tik tai jo
sudėtis yra kitokia, kaip ir mūsų fizinis kūnas, taip ir emocinis tas krūvis arba skausmo kūnas, jie yra autentiški, unikalūs, tokie tik tai, kokie pas mus yra. Kiekvieną, bet kiekvienas, noriu pasakyti, kiekvienas mes turime vienokį ir kitokį, didesnį ar mažesnį. Tai kaip žmonės elgiasi su tuo skausmo kūnu, nes jisai tikrai daro didelę įtaką ir sukelia vidinį spaudimą, pakalbėsiu sekančiuose video. Iki sekančio karto.